Sveiki, aš esu gydytojas psichoterapeutas Dainius Jagučionis. Šiandien noriu pakalbėti apie pasirinkimus. Specialybės pasirinkimus, galbūt profesijos pasirinkimus arba tiesiog pasirinkimus gyvenime. Dažnai mes nežinome, ką pasirinkti ir labai daug nerimaujame dėl to, kad o kas jeigu aš blogai pasirinksiu savo karjerą. Aš noriu tik pasidalinti savo patirtimi ir savo pacientų patirtimi, kurie jau tai praėjo ir kuriems vienaip ar kitaip kažkada gyvenime buvo gal nepasisekę, o galbūt ir netgi jau pasisekė. Kiekvienas iš mūsų kažkada darėme pasirinkimus savo gyvenime, ką aš noriu ir ką aš veiksiu ateityje. Kažkas tai daro anksčiau, kažkas tai daro vėliau. Ir visą laiką tai susiduriam su tuo, kad kelia nerimą tai. Tiesiog nelabai smagu galvoti, o kas jeigu man nepasiseks. Ir viskas yra gerai, tai yra visiškai normalu taip jaustis, nes mes nežinome ateities, mes nežinome, ar tikrai mums pasiseks, o gal mums nepasiseks ir mums reikės kažką tai kitą daryti. Kiekvienas mūsų pasirinkimas yra iš dalies tik tai pasirinkimas. Mes galime jį pasirinkti, padaryti tą pasirinkimą ir vėliau galim kažką tai pakeisti. Be abejo, kai mums mokykloje labai pasako, kad jums reikia labai stipriai mokytis ir jau reikia iš anksto apsispręsti, ką mes veiksim ateityje, tai sukelia pakankamai daug įtampos, nes mes nežinom, o tai ką jeigu aš dabar pasirinksiu, investuosiu savo tuos kelis metus mokydamas tai, ko vėliau man nebereikės. Ir vėlgi, mes nežinome, kas bus ateityje, dėl to mes galime pasirinkti tai, kas mums dabar atrodo viskas gerai, tai, ką mes dabar mėgstame, tai, ką mes dabar norime veikti. O jeigu ateityje mūsų nori kažkaip tai pasikeis, mes priimsime sprendimą kažkokią tai keisti. Aš dirbau šeimos gydytoju ir norėjau būti psichoterapeutu, pabaigiau psichoterapijos studijas ir dirbu psichoterapeutu. Yra keli mano kolegos, kurie iš medicinos perėjo į programavimą ir tuo labai džiaugiasi, nes tiesiog pamatė, kad galbūt galima keistis. Ar jiems buvo sunku išeiti iš medicinos? Taip, kažkurio laikotarpiu tai buvo iš tikrųjų sunku. Bet jie tai padarė, nes galvojo, o ką, jeigu aš nepabandysiu, kas tada atsitiks. Mes galime, esant visą laiką tiem pasirinkimams, paklausti, o kas blogiausia gali atsitikti? Tai yra, kasgi ten blogiausia mano gyvenime gali atsitikti, jeigu aš neteisingai kabutėse pasirinksiu kažkokį tai sprendimą. Ir be abejo, aš dedu kabutės ant to neteisingo sprendimo, nes nėra neteisingų sprendimų. Tiesiog tai yra sprendimai ir kažkokie pasirinkimai. Kad ir ką jūs pasirinksit ir kad ką jūs mokysit arba vėliau dirbsit ir norėsit kažką pakeisti, visa tai, ką jūs būsite iki to išmokę ir patyrę, bus jūsų patirtis ir padės tolimesnėme gyvenime. Man savo darbe tikrai padeda medicina, jums tikriausiai padės ir tai, ką jūs mokytės vėliau, jeigu sumanysit kažką tai keisti. Tai mūsų pasirinkimai nėra iškalti akmenyje ir mes galime truputėlį iš tikrųjų lengviau pasižiūrėti. Dažnai pažiūrėkime tai, kas mums labiausiai patinka, reikime su tuo. Nes jeigu mes darysim pasirinkimus pagal tai, o kur geriausias yra atlyginimas ir tik tai tuo vadovausimės, bet negalvosim, ar man tai patinka ar ne, kažkada tai galim labai kentėti, nes dirbsim darbą, kuris mums nepatiks, bet bus labai gerai apmokamas. Bet vis dėlto savo kabinete aš matau žmonės, kurie kenčia dėl to, nors ir jie uždirba daug pinigų, bet jie vis tiek kenčia dėl to, kad pasirinko ne taip teisingai ir dabar jau bijo keisti. O pakeisti mes galime visada. Tai mes galime keistis, kada reikės tokį pasikeitimo. Ir pasirinkimai nėra tokie jau, vadinkim, amžini. Jie gali būti keičiami. Tai linkiu pagalvoti savyje dabar, kokios mintis jums ateina, kai jūs galvojate apie savo pasirinkimus ir ką jūs norėtumėte veikti. Ir kviečiu užsirašyti tuos mintis ir galbūt emocijas ir jausmus, kurie kyla jums galvojant apie savo pasirinkimus ir pasidalinti su klasės draugais ir grupelėse, pakalbėti apie tai, pabandyti pamatyti, kad vis dėlto nesate jūs vieni, kurie taip jaučiatės.